labai padėkoti žmonėms ir Rimanto Kaukėno paramos fondui už tai, kad šiandien sėdžiu čia ir laikau rankose šį vaistą, kuris yra labai didelė naujovė Lietuvoje ir gydant labai retas ligas, kurios yra susijusios su žarnynu. Man istorija susijusi su onkologija prasidėjo labai senai, dar prieš 8 metus. Prasidėjo viskas nuo nekalto dalyko, darinio pilvo viduryje ir operuojant moteriškus organus, ginekologas atrado pirmąjį darinį. Nuo to viskas ir prasidėjo. Žodžiu, išoperavo ir po to viskas kažkiek laiko man ataudavo, vis po naują, po vieną, po kitą darinuką. Bet užtekdavo tik operacijos, kurios metu pašalinti dariniai nesukeldavo jokių kitokių poveikių ir aš galėdavau toliau gyventi normalų gyvenimą. Bet kuo toliau, tuo labiau liga augo, viešėjo ir operacijos nebeužtekdavo. Tai šių metų lapkričio mėnesį atvažiavus į ligoninę buvo konstatuota tai, kad man operuoti jau nebegalima, nes yra daugybiniai išplitimo židiniai. Tai vat radom alternatyvą, tai buvo šie vaistai, kuriuos laikau rankose. Bet ne taip greitai jos buvo galima įsigyti, kadangi jie kainuoja pakankamai daug. Buvo parašyti raštai į valstybinę ligonių kasą, kuriais buvo prašomas kompensavimas šių vaistų. Bet atsakymas buvo neigiamas. Todėl ieškojom visur visokių kelių, kas gali mums padėti juos įsigyti. Kai sako, Dievas uždaro langus, bet atidaro duris. Ir susiglošus tam tikrai situacijai, tam tikriem žmonėm, šiandien aš šios vaistus laikau savo rankose. Ir dar kartą noriu labai padėkoti Rimanto Kaukėno fondui, kuris tikrai padarė man labai didelį ir gerą darbą. Taip pat labai noriu padėkoti Gediminui Žiemeliui, įmonei Avia Solution ir taip pat labai Nota Bene įmonei. Ačiū Jums labai. Kas bus toliau, nežinau, bet galvoju, kad mokslas eina į priekį ir aš kartu su juo žengiu koja į kojon. Ir noriu tikėti, kad jis man tikrai padės. Ačiū visiems dar kartą. Linksmų kalėdų.